Futbolo akademija Šiauliai. Šiandien jie žais tokį vadinamą Žemaitijos derbį su Telšių Džiugu. Romanovskis palei galinę liniją į link baudos aikštelės. Čia galima smūgiuoti, smogis ir gaudo kamuolį. Čia Šiauliuose žaidžia, oi, kaip susiduria žaidėjai. Nepatenkintas žaidėjas, bet reikia pasakyti, Pereira. Ankudinovas atsidengia, prašo kamuolį, geras epizodas ir 1-0. 1-0 individualus Pereiros reidas ir Telšių Džiugas įsiveržė į priekį. Atrodo, kad jau užgesus buvo ataka, bet Nuno Pereira. 8 numeris, pažiūrėsime liniją, o štai taip įžaidinėja kamuolį Šiaulių žaidėjai. Ir klysta ir dar viena klaida, pavojinga situacija, smūgis. Nėra gynėjo 1-3, bet vis tiek Motiejus žaidžia iki galo, Burba, smūgis į gynėją, dar ataka tęsiasi, Ankudinov. Ir vientisas mechanizmas, bet turėjau ką pasiūlyti ir kito aikštės pusėje. Čia Motiejus Burba, baudos aikštelė, Burbo smūgis, Valiutavičius atmuša kamuolį. Džiugas gali... Jie teisė organizuoti dar vieną ataką ir koks smūgis. Ir perdavimų Šiaulių ekipa atlieka daug, tačiau čia Justo Petravičiaus smūgis ir puikus epizodas. Romanovskis prie baudos aikštelės, geras perdavimas, Šešplaukis stabdo kamuolį, smūgiuoja, bet kamuolį. Justas Petravičius į baudos aikštelę, perdavimas, smūgis ir ojojoj, atrodė, kad jau kamuolys vartuose. Vos nepradėjau rėkti, kad 1-1, žiūrim dar epizodo pakartojimą, puikus perdavimas. Na ir kamuolys sveikina Telšių futbolo gerbėjus.